Šis modulis neturi jokių aktyvių mygtukų, tačiau veikimo principas labai nesudėtingas. Plieninius elementus galima priskirti vienai nubrėžtai linijai arba visam sluoksniui paspaudus dešinį pelės klavišą ir pasirinkus plieniniai profiliai. Iššaukiamas naujas langas, kuriame galima pasirinkti elementą iš profilių duomenų bazės. Dažniausiai kainos skaičiavimams reikalingas konstrukcijų svoris ir dengiamas paviršiaus plotas, tad būtent šios parametrus ir rasite duomenų bazėje. Pasirenkamas norimas elementas ir paspaudžiamas mygtukas išsaugoti. Prie jo pavadinimo atsiras schematinio profilio ikonėlė. Norint sužinoti bendrą apskaičiuotą profilių svorį ir dengiamą paviršiaus plotą, paspaudus Total mygtuką galima matyti visą šią informaciją.